Dabar atidžiai klausot, suskirtysim į auditorijas, taip ir tada judėsim. Aš dabar norėčiau pamatyti plakatą A1. A1. Tai jau 13 pavasaris, kaip Lietuvos edukologijos universitetas sulaukė didžiulio šurmulio, nes susirenka iš visos Lietuvos ne tik tai mokinukai, kurių yra apie 1000, bet ir mokytojai, kurių čia yra šiandien apie 200 su virš susiregistravusių. Konkurso privalumas yra tas, kad moksleiviai gali savo žinias patikrinti apskritai visoje Respublikoje. Tai smagu ne tik tai žinoti, kad tu esi geriausias savo klasėje, mokykloje, bet ir kelintoje vietoje būtum Lietuvoje. Kol dar nebuvau mokytojas, teko ir pačiam šiame konkurse dalyvauti. Atsimenu, buvau 8-tokas. Taip pat čia stovėjau būtent šitoje vietoje, tarp daugybės mokinių ir buvo labai įdomu. Ne pažinimų mokinys čia dirba, o tiesiog gal toksai turėtų būti azartas, sugebėjimas parodyti savo žinias. Atranka į konkursą vyksta keliais etapais. Pirmiausiai mokykloje mokytojas išrenka geriausius ir norinčius, o paskui keliauja čia. Susikaupiam, didžiausios jums sėkmės, kovojat dėl prizų. Pradedam. Klausimai buvo įdomus, tačiau nebuvo patys lengviausi. Sunkiausias man klausimas tai buvo, kad reikėjo pažymėti šalis žemėlapyje. Jau ne pirmą kartą dalyvauju, tai neblogai anos iki sekėsi, tai jau iki paskutinius metus nepasišiukštinti. Kai aš jau ėjau, pamačiau Edvardą, tai jau galvoju, nunešiau pirmos vietos jam, tai atiduosiu. Na, tai Robertai, kaip sekėsi? Juokas ima žiūrint į atsakymus. Kuri buvo užduotis sunkiausia? Kaip paskutinį, kur labai aiškus atsakymas. Česlovas Kudaba.